Sveiki, sveikinu su vasara, jau praėjo Joninės, jau mes turim tą vadinamą gamtinį aukščiausią tašką Saulės. Ir manau, kad visi pajutot ir galvojat, kad ten šalta, dar kažkas. Taip turi būti, gamta daro savo tvarką. Mes kaip žmonės, kaip fizinis kūnas turim išmokti prisitaikyti. Visą laiką prisitaikyti. Ne pykti, ne vargti, ne dejuoti, o prisitaikyti, nes gamta yra iš tikrųjų gydanti. Ir dabar mes esam pajūry. Aš labai džiaugiuosi, nes jūra nuostabi, bangavimas, audros čia, štormai. Taip viskas. Aš nemoku pasakyti, kaip tai yra gera. Kaip tai yra gera būti. Aš irgi praėjau tą kelią, kuris buvo, tai oras netoks, tai šaltis ne tas, tai šiluma, tai dar kažkas, bet patikėkit, kaip yra nuostabu tiesiog būti tame. Išmokti būti tame, prisiminti, kad aš tą moku. Tai o šiandien aš noriu tokią kaip ir informatyvę mūsų laidelę padaryti tą, kad neužsimirščiau, kad jūs neužsimirštumėt, kad aš neužsimirščiau, kad pabūtumėm informacijoje toj, kurie eina, jinai visada eina, visą laiką eina. Tai Saulėtekio programa, kuri turbūt tęsis iki kol aš eisiu šitam kelyje. Aš taip galvoju, gal bus kitaip, pamatysim. Tai yra žmogaus budinimo, žmogaus vidaus budinimo, kad kiekvienas, kuris gali, nori, pirmiausia tai nori, o tada gali, tada reikia daryti pastangas po noro, kad pabudimas tas vyktų savyje. Dabar mes negalim, kad mus budintų kas nors kitas, nes neprisitaikys dažniai, virpesiai neprisitaikys. Tie, kurie yra vedliai, mokytojai, meistrai, treneriai, jie gali ką padaryti? Jie gali tik tai fizinį kūną kažkaip ir ego tą truputį numalšinti ego. O visą kitą darbą darot jūs pagal savo vidinį, kiek jūs turit sąmoningumo. Jeigu jūs bijot jaust, sąmoningumas miega. Jeigu nebijot jaust, tikrų jausmų, kuriuos jaučiat, ir išeiti iš to, nebekartoti klaidų, kurios jūs skaudina. Nebedaryti taip. Jeigu jūs daro taip, jūs einat kitų kelių, sakysim, kitam dievui tarnaujat, tamsos daugiau dievui, kuris verčia jūs kentėti. Nes šiaip šviesos dievas kentėti žmogaus neverčia. Jis tik praeina dalykus, kurių nepraėjo. Ir tą vieną kartą yra tik skausmas ir nėra jokios kančios. Tai šitą visą žmonija gyveno labai ilgai kančios laiką, tą kančios sukūrimo laiką ir buvimą toje kančioje kaip tamsos laiką. Tai dabar mes einam šviesos, Saulėtekio programa. Tai jinai šiais metais bus šiek tiek kitokia. Bus fiziniai šviesos gyduoliai. Grupę rinksim, manau, iki 8 žmonių, tikrai nedaugiau, bet greičiausiai 6. Todėl, kad kokybė labai svarbu, ne kiekybė, o būtent kokybė, vidinė ta kokybė. Fizinis šviesos gyduolis. Kas yra fizinis? Fizinis tai yra absoliutus fizinio kūno sąmoningumas. Tai yra, kad fizinis kūnas yra pasekmė, o priežastis yra kitame, minčių ir jausmų kūne. Ar ne? Tai visiškas to žinojimas. Tai yra fizinis gyvūnas. Absoliutus. Jis visiškai neieško priežasčių, kad tu peršalai todėl, kad lijo. Tu peršalai todėl, kad turi vidinį nepasitenkinimą. Kažkokį vidinį nepasitenkinimą. Tai yra fizinis gyduolis. Aš dar kartą primenu, nors jūs turbūt visi labai gerai tą žinot. Tai čia yra fizinis gyduolis. Jis kartojasi savo priežastis, pasiekmes. Visą laiką žiūri savęs, savo kūno, kur jis įėjo, ką jis daro, kodėl jam blogai. Jis neieško kituose to.
fizinis gyduolis šiaip tai yra būtinas ėjimo į šviesą. Pamatas fiziniam kūne. Pamatas. Jei jo nėra, yra dabar vedlių, mokytojų, kurie nuėję į tam tikrą šviesos spindulį, nekreipia dėmesio į savo kūną, sakysim. Jiem per sunku yra, arba jie galvoja, kad tai nėra taip svarbu. Čia yra kiekvieno jų reikalas, bet fizinis kūnas vis tiek sirgs. Kad ir koks jis šviesus ir dvasingas būtų, fizinis kūnas sirgs ir jis, aišku, dėvėsis ir jis sukels kančią. Ne skausmą, o kančią. Skausmas yra trumpalaikis, kaip jūs žinot. Kančia yra ilgalaikė, ji gali tęstis visą jūsų fizinį gyvenimą. Tai va, tai čia būtų ta fizinė dalis. Toliau eina šviesos dalis. Fiziniai šviesos gyduoliai, ar ne? Gydūnai visi. Tai kas tai yra ta antra pakopa gydūno? Antra pakopa tai yra, kai aš skaitau jau savo sielos kūną. Jau kai aiškiai žinau, kad aš esu siela, irgi yra pakopa. Aiškiai žinau, kad aš esu siela. Ir aš tarsi iškeliu tai, kas jai neleidžia labiau skleistis. Aš vis iškeliu į savęs. Tai dažniausiai yra emociniai išgyvenimai. Kartais yra šio kūno pradžios, tai kūdikystės, daugiau nebe su vaikystė, su kūdikystė susiję dalykai šitam fiziniam kūne. Ir daugiau jau iš anų, šitų gyvenimų. Kuo arčiau gyvenimas, tuo gilesnė yra ta trauma, ar ne? Ir tų traumų jau nebe fizinis skaitimas, o būtent suvokimas išgyvenimo. Ir vėl gebėjimas paleisti iš karto. Netampyti. Nesakyti, kad oi, ten žinot, praeitam gyvenime aš ten kažką nužudžiau, tai dabar dar neišpirkau ir taip toliau, ir taip toliau. Išpirkimas vyksta akimirksniu. Suvokus. Kad aš dabar su savim, taip tikrai nenorėčiau, kad su manim būtų pasielgta. Ir viskas. Ir nereikia jokios šimtmečio atgailos, ar dar ten, tiesiog labai sunku taip išeiti iš šviesą, nes visą laiką esi prietemoj, prieblandoj. Tai saulėtekis tas ir neįvyksta. Saulė nepateka, nes ji tik pamatau jos spindulėlį, oi, ir bum, vėl, bet tai gyvenimas, žinot koks. To nebedarykit, to nebėra. Tai praeitis, visiška praeitis. Ir tada būtų čia tas savęs plėtimas, tarsi suvokimas, kad siela, ji neankšta, ji besiplečianti, aš galiu ją didinti, aš galiu tą srautą jungtis prie motininės dalies, daug sužinoti. Ir tai yra tas nuostabus savęs, kokia aš didelė, kokia aš beribė, kokia ta mano jungtis su tėvu, su Dievu, su tėvu motina, su ta beribė beribį turėjimą savyje. Ir šita vieta yra tas fizinis šviesos, tai yra du dalykai, fizinio ir sielos susijungimo. Tada tai įvyksta. Tas gydūnas yra šviesus ir laisvas žmogus kūne. Jis gali būti šeimoje, jis gali būti santykiuose, jis gali būti bet kur, bet jis turi save laisvą. Neprisirišusi. Jis gali laikytis tradicijų, gali išeiti iš tradicijos ir jiem niekas neatsitinka. Ritualai jo neberiša. Jis tiesiog gali būti ritualuose, išeiti iš ritualų. Su ritualais yra lengviau, todėl kad, pavyzdžiui, praustis, atsibusti, nusiprausti, ten atsigerti kavos, išeiti, išsimaudyti, bet kažkokie ritualai. Ritualai, kurie man tarsi padeda, bet aš galiu apie juos jau nebegalvoti. Jie eina savaime ir jie yra gerai, bet jie tikrai, nekelia jūsų dvasios, jie tiesiog jūs budina. Taip ir priimti reikia visus šitos dalykus. Tai čia pakalbėjom. Ir dabar yra dar trečias žingsnis,
kurį mes šiemet darysim, tai yra derinimas savęs. Tai labiausiai lies išraiškoje į išorę santykius, vyro, moters santykius, reiškia šeimos ten ar draugavimo, kaip dabar čia tą vadina, neturi reikšmės, santykius tarp vyro ir moters. Tai, bet pagrindinis mūsų dalykas yra ne išoriniai santykiai, ne išorinius sutvarkyti, o savyje sutvarkyti tarp savo vidinių dviejų energijų. Tai vyks kol kas ne kaip iniciacijos, tai vyks grupinis darbas, tas visiškas suvokimas, pirmam etape per 7 fizinius kūnus, tai per tuos čakras vadinam, ne, per 7 ir tada prisidėsim 5 sekančias, kad visos 12 būtų visiškai aišku, kaip veikia mano 2 energijos, jas kiek kas sugeba, kiek kas nori ir gali derinti savyje. Ir jūs suprantat iš to, ką aš pasakiau, kad tada jos dera ir išorėje, tiesiog kitaip nebūna. Tai toks yra numatomas šių metų darbas visas. Ir galiu truputį pasakyti, turbūt jums bus svarbu, kaip tai bus daroma fiziškai, kaip tai vyks. Tai tas fizinių šviesos gyduolių darbas bus 1 kartą per mėnesį, 1 užsiėmimas, bet jis gali tęstis nuo 4 iki 3 dienų, parų. Dar aš nesu visiškai suspaudus iki to, nes šiaip žinių yra labai daug, bet tas žinias galima ir atskirai, yra literatūra jau mūsų atrasta tokia, kuri, koncentruota, neišplėsta labai stipriai, kur tu gali perskaityti ir savy pabūt. Tai ta literatūra, bet grupinis darbas privalus yra, todėl kad išsikelia tai, ką tu nuslėpei savyje. Tai išsikelia grupiniam darbe. Tai 1 per mėnesį toks mūsų pabuvimas, jis bus, manau, užmiestyje, tai yra ne mieste, ne pas mus mokykloje, bet bus greičiausiai Širvynėj. Taip esam nužiūrėję, sakysim. Ir tai tęsis turbūt nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vakaro. Galbūt sugebėsim padaryti nuo ketvirtadienio vakaro. Arba nuo pietų. Kažkaip taip. Kad nesuspausti, nes pagal praktiką, pagal tai, kiek jau dirbu, parodė, kad suspaustas į dėl finansų spaudžiam, dėl to, kad nes daug dalykų reikia komfortą, fiziniam kūnui reikia komforto ir miego komforto, ir maisto komforto, ir higienos komforto. Jam reikia visko, kad jis galėtų gerai jaustis, kad ego neužpjudytų galvos. Tai šitą vietą suderinti su tuo matymu, kas tavo ego pribaigia, skaudina, nėra paprasta. Ir ne man nėra paprasta. Aš jau tą praėjau, bet matau, kaip nepaprasta yra žmonėm, kurie eina. Ir dėl to, kuo mes turim labiau išplėstą laiką, to yra didesnis komfortas. Tai manau, kad jau žiūrėsim į kokybę, o ne į kiekybę. Ir pigu tai tikrai nebus. Pigu tai nebus. O grupės, manau, kad pagal poreikį aš dar kalbėsiu su savo, kaip aš juos vadinu, seniais, koks jų poreikis yra, nes mes jau kažkiek daug praėję, kažkiek pradirbėję. Bet šitos grupės, tai iš tikrųjų visi gali skambinti, visi teirautis galite, visi galite tiesiogiai į mane, mano telefonu. Aš nelabai dažnai tuo telefonu, aš, žinot, kaip, net nepasigirsiu.
aš neturiu to išmanaus telefono, aš naudoju tą savo paprastą telefoną ir labai dažnai tiesiog jį užmetu truputuką. Tai, bet aš visada randu ir visada atskambinu ir patikėkit, yra tam tikros energijos, kurios visada priveda ir visi viską sužino ir per mane sužino. Bet galima ir į patį Bindrakalnį rašyti, ir Rūtai, mano mielai padėjėjai, jinai irgi visą informaciją, nes jinai tą ir daro, tą informaciją jinai ir talpina. Tai galbūt daugiau kas norėsit sužinot, man visada skambina ir klausia, ar aš galiu, tai tas pasikalbėjimas būna toks išsiaiškinimas paties žmogaus, ar jam jau reikia, ar dar nereikia, ar jam kur nors. Visada pasitarėm, pasikalbam, visada gaunam kažkokius atsakymus. Ir aš gaunu dėl to žmogaus, ir tas žmogus gauna. Žodžiu, viskas vyksta, žinokit, iš tikrųjų vyksta labai švelniai, su labai gražiais prašymais ir patarimais, bet labai tvarkingai. Tas, kaip pasakyt, griežtas švelnumas toks yra. Toks pojūtis meilės, kad aš esu reikalinga ir mylima, bet jokio jovalo. Bet tai šita vieta. O grupės tikrai bus 2 per mėnesį, šitos vyro moters energijos arba pliuso minuso energijos vidinės. Todėl, kad vidų išgirsti vien reikia labai daug laiko, nes visi kalbam iš galvos, iš ego. O ego turi tiek visokių pasakymų ir visokių iš pamastymų ir visko, kad pačiam žmogui atsirinkti, kada kalba jo galva, o kada jau kalba vidinė tiesa. Tikrai žinokit, tas pirmas žingsnis yra ilgas ir sudėtingas, jis gali tęstis ne vieną gyvenimą. Bet tai nereiškia, nes dabar yra sugreitėjęs laikas, jūs žinot, iš daug ko, ir tas sugreitėjimas turi pasireikšti ant mūsų. Mes turim tą pamatyti, tiesiog turim suprasti, kokiu laiku gyvenam. Mes įėjom į žemės aukso amžių. Niekada nebebus tamsos amžius. Nebebus šitam mūsų. Galim nelaukti. Jeigu mes turim karą, jeigu mes turim pandemiją, tai tik tam, kad pamatytumėm savo blogį, savo kūrimo blogį, savo ego blogį. Jis mus ir stumia į tai. Nei visata, nei Dievas, nei dėsniai mūsų niekur nestumdo. Bet čia yra mūsų darbai. Ir kad tai pamatyti, reikia drąsos. Reikia labai, labai daug drąsos. Ko aš jums ir linkiu. Kaip jums gražiau pasakyti? Labai, labai linkiu visiems atrasti saulėtekį. Savo saulėtekį. Iki.